tikrai milijono eurų vertės klausimas. Dilema. Dabar plika akimi jau ne kiekvieną deepfake atpažinsi. Pamatom, kad IP adresas iš ten ateina, kreipiasi į mūsų self-service vadinamą, iš karto blokuojam. Dirbant tech įmonė turi šiek tiek numarinti kažkiek savo tą vidinį teisininko norą viską blokuoti. Kaip man reikės parduoti, kad aš noriu tam darbuotojui didesnį atlyginimą mokėti ar dar kažką. Ar žinote, kad už draudžiamų dirbtinio intelekto praktikų pažeidimą gresia bauda? Itin didelė bauda, iš kurios galite ir nebeišsikapstyti. Sveiki, aš esu Evaldas Vinskutonis, Temidi podcast'o vedėjas, esu verslininkas, renginių organizatorius, bet šiandien esu čia. Podcast'ų cikle Teisės pulsas ir šiandien iš tikrųjų kalbinu teisininką ir Oxylabs įmonės valdymo bei strategijos vadovą Deną Grybauską. Labas, Denai. Sveikas. Kažkaip ką tik besidėdami pradėjom šnekėti apie krepšinį, nes pats žaidži krepšininką ir esi teisininkas ir Oxylab įmonėje atėjęs iš tikrųjų daug tų pareigų, turi daug atsakomybių ir su tuo iš karto, ryšim su tuo einu prie man įdomaus klausimo. Kaip tu sakyk, kiekvieną dieną, jeigu žinai Oxylab įmonė, tai jau dirbi kelis metus, ar ne? 7. Jau 7, tai iš tikrųjų daug. Kiekvieną dieną Oxylab per savo infrastruktūrą pratraukia apie, ko gero, kokių 15 terabaitų įvairių duomenų. Jeigu Europos dirbtinio intelekto aktas įsigaliotų rytoj, kelių milijonų bauda grėstų pažeidus bent vieną reguliacinę taisyklę. Kaip tau atrodo? Gal tu žinai? Žinoma, Oxylabs dėl to, kad ten dirba labai geri teisininkai, tai jokios baudos negresia mums, bet bendrai kalbant apie dirbtinio intelekto aktą, tai ten baudos nemažas yra. Ten, jeigu neklystu, iki 7% grupės metinių pajamų gali būti skiriama kaip bauda, arba ten iki keliasdešimt milijonų eurų, priklausomai nuo to, kur iš tų sumų didesnė. Ta prasme, gaunasi, kad jeigu įmonė pažeidžia kažkokį DI reguliavimo akto dalį, įmonė gali pripažinti kaltą ir nuo apyvartos iki ten keliasdešimties milijonų eurų skirti baudą. Tikrai taip. O jeigu įmonė pati neuždirba, jeigu įmonė yra, pavyzdys, uždirba milijoną per metus apyvartą, o baudą skiria, pavyzdžiui, 10 milijonų, 5 milijonus, kas yra tokių variantų, ar tai yra realu? Ne, vis tiek skirs, ko gero, praktiškai tai nėra realu, nes skirs nuo grupės pajamų. Kiek įmonė uždirba, ar ne? Taip. Nuo tos. Ir ko gero vis tiek matome, kad Europoje, europinėms įmonėms neskuba dalinti tų milijoninių baudų. Yra jų nemažų, žiūrint į GDPR ir kaip GDPR taikymas veikia, bet tai nemanau, nors skamba gąsdinančiai, bet nemanau, kad artimoje ateityje europiniam įmonėm prasidės tos milijoninės baudos. O Oxylab kažkaip turi saugiklius ar tam ruošiasi, gal yra pasiruošusi jau tokiem dalykam? Žinoma, mes ruošiamės, visų pirma įsivertiname, kiek tas dirbtinio intelekto aktas mums aktualus ir per kuriuos sakykime, kampus tai yra mums aktualus, ar mums kaip dirbtinio intelekto produktų naudotojam, ar mums kaip supply chaino dalyviam, nes mes dirbame su dirbtinio intelekto įmonėmis. Ir tai mes įsivertiname viduje, visų pirma, tai didžiulis veiksmas buvo įsivertinti, kiek jis mūsų aktualus. Ir tada pasidarėme tokį kaip namų darbų sąrašą, ką mums reikia padaryti. Tai iš tikrųjų dirbame link to ir nemažai žmonių resursų yra skirima tam, kad užtikrinti, kad negautume tų baudų. Tai aš taip suprantu, kad pas jūs, kadangi vis tiek vienaragis esat, tai tikrai dirba geri teisininkai ir jūs antiek esat stipriai pasiruošę, kad nebijot, nes žinot, kad esat apsisaugoję nuo tokių, prevenciškai nuo tokių dalykų. Ar visgi yra galimybė kažkur jums paslys, nes kuo didesnė įmonė, tuo daugiau turit produktų, tuo daugiau vystymų, tuo daugiau tikimybės yra kažkur paslysti? Teoriškai visada yra tikrai ta tikimybė, nes visų pirma mes nežinom, kaip europinės institucijos taikys tą aktą. Mes matome, kas parašyta, bet klaustukų, kaip gali interpretuoti vienaip ar kitaip daug. Tai mes tiesiog to best guess principo priėmėme savo kažkokią poziciją ir jos laikomės.
o ar ta pozicija atitiks dienos gale europinių reguliatorių nuomonę ar ne, mes tą pamatysime. Tai mūsų tikslas priimti geriausią ir tą logiškiausią sprendimą ir pagal tai vesti mūsų produktų vystymą į tą pusę, kad taip kaip mes manome, kad jie atitiktų įvairius europinius reguliavimus, įskaitant ir atėjusi dirbtinio intelekto aktą. Ok, gerai, aš noriu tas paklausti apie apskritai dabar tokį technologinį, tas high-techas, ar ne? Tai yra biologiniai duomenys ir biologinių duomenų, tokių kaip veido, pirštų, antspaudų duomenų rinkimas, ar ne? Tas scrapingas vadinamas. Dalį mes jau naudojam, pirštai, veidas irgi naudojamas, ar ne? Dar tik tais rainelių, kaip filmuose, tikriausiai bent jau mes nenaudojam kol kas. Bet aš einu prie klausimo apie tai, kad dirbtinis intelektas iš tikrųjų gali nuskanuoti visus mūsų biometrinius duomenis iš viešų nuotraukų svetainėse. Visokiose svetainėse, ar ne? Ar biometriniai duomenys, tavo nuomonė, turėtų būti apsaugoti griežčiau nei įprastas tekstas? Manau, kad tikrai taip. Ir manau, kad Europa labai mėgsta daug dalykų reguliuoti ir tikrai čia nėra, sakyčiau, strategiškai iš europinės pusės žiūrint, Europos kaip tokios žiūrint pusės, nėra gerai, kad jį viską bando sureguliuoti, bet yra dalykų, ką logiška reguliuoti ir kur iš tikrųjų verta reikalauti, kad įmonės būtų labai atsakingos, jeigu jos dirba su ypatingai jautriais duomenimis. Tai biometriniai duomenys tikrai yra vieni iš tų, kurie turi būti po labai dideliu padidinamuoju reguliaciniu stiklu. Nes iš tų duomenų mes galime prifantazuoti įvairių dalykų ir remiantis tais duomenimis galima priimti žmonių gyvenimus keičiančius sprendimus. Tai tikrai tokie duomenys turėtų būti, tokių duomenų visų pirma agregavimas, tvarkymas ir vėliau šių išvadų darimas turėtų būti ir yra reguliuojamas. Dėl to pas mus, pavyzdžiui, Europoje sunkiai sekasi verslą daryti tokiam įmonėm kaip, pavyzdžiui, Clearview AI, labai žinomas. Apie ką čia primink šitą? Clearview yra tokia neklystų įmonė iš Singapūro, kuri turi daug investicijų ir iš Amerikos įvairių fondų, kuri ir skreipina mūsų visų viešus duomenis, mūsų visų nuotraukas. Bet legaliai čia tą daro, ar ne? Žiūrint, iš kurios... Iš kieno pusės žiūrėsi. Iš europinės perspektyvos, tai jiems labai nesiseka daryti verslo čia Europoje. Jie, jeigu neklystų, jau yra gavę labai didelę baudą Europoje. Bijau pameluoti, nežinau, iš kurios tiksliai Europos šalies institucijos, gal UK. Tuo tarpu Amerikoje sąlyginai sėkmingai dirba, jie turi ten irgi bylų. Jie tas bylas liktais dauguma jų yra jau susetlinę, tai yra taikos darybomis jau yra pasiekę susitarimus, kad gali toliau vystyti verslą, o jų pagrindinis pirkėjas yra įvairios vyriausybinės institucijos, kaip, žinau, Kalifornijos policija ir panašiai. Ir policija naudoja tos duomenis vėliau ir jų visą tą technologiją, kad išanalizuotų ir, kaip jie sako, geriau atpažintų, kurie žmonės padarė nusikaltimą. Tai dėl to taip viskas lankščiai ten ir eina, rinkoje, o pas mus kadangi nenaudojama tikriausiai, o pas mus Europoje naudojama arba Lietuvoje, nežinau, tokie duomenys surinkti tam tikrų įmonių, pavyzdžiui, kaip jūsų? Mūsų tai tikrai duomenų ten yra, nes mes tikrai ne su visom įmonėm, kurios norėtų su mumis dirbti, kurios norėtų iš mūsų pirkti duomenis ar tai infrastruktūrą, ne su visom dirbam. Visų pirma, brėžiam ribas, kur mes laikom, kad tam tikrų duomenų tvarkymas yra sunkiai atitinkantis įstatymus, tai mes nedirbam. Mūsų Lietuvos įstatymus turi pinti. Lietuvos ir Europos. Okay. Tai mes nedirbam su tokiom įmonėm, jeigu laikom, kad mums kelia klausimą tokių duomenų tvarkymas. Tai ar Lietuvos institucijos dirba su įvairiais veido atpažinimo technologijom? Aš manau, kad taip. Ir aš esu įsitikinęs, kad ten mūsų institucijos ir europinės institucijos, jeigu jos jau dirba su tokiam technologijom, tai jos yra jau atitinkančios europinius įstatymus ir jų
jeigu taip yra, tai spėju, kad jų naudojimas yra labai ribotas, apibriešta, kuriais atvejais tai galima daryti ir panašiai. Tarp Amerikoje ar Azijoje tai yra daug. Azijoje iš vis kalbant, social credit system, kuri yra Kinijoje, tai ten daug laisviau yra elgiamasi su biometriniais duomenimis. Kinijoje. Jo. Įdomu, kodėl. Jo. Ir kai yra tas rūstusis valstybės policininkas, kuris gali bet ką daryti. Tai Europoje mes, manau, labai vertinam savo privatumą ir iki tam tikro lygio, manau, kad yra logiška. Galbūt šiek tiek mes per daug jautrus esame, kai pasižiūrime į mūsų europinį privatumo reguliavimą GDPR. Tai, bet kaip minėjau, yra vietų, kur tai yra logiška. Yra logiška būti atsargiem. Tai Lietuva iš tikrųjų ir Europą, įskaitant, nėra jūsų target geografinė, ta lokacija, kurioje jūs dirbate, ar ne? Jūsų tikriausiai tie vakarai ir tos valstybės, kuriuose yra lankstus tas priėmimas visų šitų reguliacijų ir apskritai duomenų reglamentavimo. Aš sakyčiau, gal ne visai galiu sutikti, nes manau labai svarbu ir daug kas galbūt iš pirmo žvilgsnio sieja skreipinimą tik su asmens duomenimis. Bet šiaip, ką nuskreipinti internete, kainas, orų informacija, sporto statistika. Čia vieši informacijos kažkokie duomenys. Yra pilna, tai yra neapsakomas kiekis duomenų, kurie nėra asmens duomenys, kuriuos įvairios įmonės taip pat nori nuskreipinti ir iš tų duomenų daryti analizę. Tai mes esame iš tikrųjų sėkmingoje padėtyje dėl to, nes mes nesame sufokusavę tik į vieną rinką. Taip, Amerika mums yra svarbi rinka, Azija mums yra svarbi rinka, Europa mums taip pat yra labai svarbi rinka, tai iš tikrųjų mūsų tas klientų pasiskirstimas yra labai sveikas ir tikrai labai nedidelė dalis mūsų klientų yra dirbantis su asmens duomenimis. Tai dėl to mes kaip įmonė ir aš kaip atsakingas už tos įmonės atitikti įstatymus tikrai džiaugiuosi, kad tikrai yra daug kitų klausimų pas mus, kurie nėra susijęs su asmens duomenimis. Ok, gerai, aš noriu tavęs paklausti apie dilemą, didžiąją dilemą, kuri yra autoristės dilema. Kai dirbtinis intelektas, dirbtinio intelekto modelis iš milijonų jau egzistuojančių eilučių sumala visiškai naują straipsnį, ar dainos tekstą kažkokį tais turinį, kažkokį padaro. Kas iš to turėtų gauti atlygį? Iš to sugeneruoto dirbtinio intelekto kūrinio? Ar visgi originalūs kūrėjai, galbūt duomenų bazės savininkas, o galbūt pačios platformos dirbtinio intelekto kūrėjai, o gal iš vis nieks? Jo, tikrai milijono eurų vertės klausimas. Dilema. Tikrai. Tavo nuomonė kokia? Sunku pasakyti, nes bandant sakyti šitą klausimą, dažnai ignoruojama eilė įvairių scenarijų, bet tačiau ir ko gero negaliu atsakyti tokio vieno blanket statemento, kad turėtų gauti būtinai autoriai, bet tikrai galiu patvirtinti, kad dilema, kaip rasti balansą tarp autorių teisių turėtojų, tarp platformos noro visų pirma ir noro ištreininti tą algoritmą, kuris galėtų vėliau duoti kažkokį outputą, tai yra duoti kažkokį naują kūrinį, kuris yra iš tikrųjų paremtas viso to, ką būtent, nes jisai ima informaciją, žaliavą iš vis tiek iš šaltinių. Taip, tai yra tikrai labai didelė dilema, kuri labai skirtingai sprendžiama Azijoje. Skirtingi debatai dabar vyksta, neturėčiau sakyti, Azijoje, Europoje ir Amerikoje. Kaip minimum atrodo, kad tie autoriai turėtų turėti teisę ir žinoti, kad jų kūrinių visų pirma buvo pasinaudota. Tai yra čia viena. Kai jie jau žinos, kad jų kūrinių yra pasinaudota, jau galima pereiti į kažkokias darybas, jau kai atsisėdi prie stalo, kai tu žinai, kad kažko buvo pasinaudota, galima pereiti prie klausimo, kas yra sąžininga. Tai, nes negalima sumenkinti ir dirbtinio intelekto platformų kūrimo gėrio dabar visai visuomeniai ir to kūriamos naudos, kuri padeda
nesuvokiamais tempais efektyvinti mūsų visų darbą, ko jie nebūtų galėję padaryti be galimybės treniruoti savo modelius, remiantis viešai surinkta informacija, kurios dalis yra saugoma autorių teisėmis. Tai visų pirma, taip bendrinant, manau, kad autoriai turėtų būti informuoti kažkaip, jie turėtų žinoti ir turėtų gauti tą vadinamą kreditą už tai, kad buvo remtasi jų darbais. O kiek ir kam turėtų būti atlyginta, geras, sudėtingas klausimas, kur bijau atsakyti. Bet čia, žinai, aš dabar galvoju, tu šneki ir aš galvoju, gal čia yra tas pyragas, kurį tiesiog suskirstant tam tikrom riekeliam ir padalinti procentuotėm tam tikrom. Autorius, DI, tam platforma, dar kažkas ar ne, priklausomai kiek kas įdėjo darbo ar ne, kur yra priežastis, kur pasiekmė ir panašiai, ir galbūt tai būtų sprendimas. Nes panašiai taip, kaip tu ir sakai, iš esmės. Ant popierius tikrai skamba gerai, bet kai pradom lysti detalės, kaip faktiškai tai gyveninti, kai Europa nori sureguliuoti, nebūtinai Europa, klaidingai sakau, yra, sakykime, pozicija organizacijų žmonių, kurie sako, kad dirbtinio intelekto įmonės turėtų prieš paimdamos duomenį gauti sutikimo to konkretaus asmens, žmogaus, kad galėtų treniruoti vėliau tą savo modelį, kai turim omeny, kad tai yra petabaitai informacijų, kaip tai faktiškai padaryti, aš nežinau. O be to, atrodo, nėra aišku, kam dalinti tą pyragą. Tai ant popieriaus sutinku, skamba gerai, kad tikrai turėtų tas pyragas didelis, atrodo, dabar visai darosi ir turėtų užtekti visiems, bet kaip tai faktiškai gyveninti, aš sunkiai įsivaizduoju. Aš įsivaizduoju, kad didžiosios korporacijos, kaip New York Times ir panašiai, jos ras sprendimo galimybės, kaip susitarti su OpenAI, pavyzdžiui, su kitais LLM kūrėjais ir gauti remiantis licenciją kažkokį tai savo procento dalį nuo jų pajamų ar kažkokią fiksuotą sumą, o ką daryti su milijonais kitų autorių ar tiesiog eilinių interneto vartotojų, kurie, nežinau, kokiuose fanų forumuose sukuria savo kažkokią trumpą istoriją ir panašiai, kaip jiems atlyginti. Čia vat prasideda tos detalės, kur neįsivaizduoju pavilkas. Dabar su skaitmeninė ta tokia rinka, kur tikrai kiekvienas kuria turinį. Tu parašai kažkokį postą, tai yra tarsi mano mintis, bet aš vis tiek remiuosi savo praeitim, praktiką, išsimokslinimu ir panašiom žiniom ir kuriu kažkokį savo kontentą, turinį kažkokį. Ir dabar tą mano turinį, kuris irgi yra išmiksuotas iš mano žinių ir patirties, pasiima dirbtinis intelektas, ar ten nupiešiu kažką, remdamasis ten to, ką mačiau, girdėjau ir panašiai. Ir gaunasi vėlgi vieni kitų duomenys imam, naudojam ir toks užburtas ratas. Taip. Bet kuriuo atveju, jeigu tai yra recepto gaminimo principas, ar ne, yra receptas A, ateina Denas, tą receptą pasižiūri ir į tą receptą tik tais prideda vieną papildomą ingredientą, tai yra jau kitas receptas. Taip. Čia yra ir patentuose tas pats, ar ne? Yra Adidas kaip pavyzdys, o tu padarai B vietoj D ir yra Abibas. Arba Adidas su 2 ir kaip ir viskas. Čia Kinijos modelis. Bet mintis ta pati, ar ne? Ir gaunasi, kad tu iš esmės išsprendi tą autorystės klausimą kaip ir lyg ir. Čia toks retorinis klausimas, nereikalaujantis. Apie deepfake'us. Iš tikrųjų irgi daugėja tų deepfake'ų ir kaip tavo asmeninė nuomonė, gal esi susidūręs, gal įmonė jūsų kažkaip susiduria dėl duomenų ar ne paėmimo deepfake'ams. Kaip tu manai, kai vieši vaizdų duomenys naudojami deepfake'ams, kieno galva krenta? Platformos, kur renkamas turinys ar generatoriaus kūrėjo, to prasme, to žmogaus, kuris kūrė arba? Aš manau, kad atsakomybė dalinasi visa grandinė, kas prisideda prie to galutinio rezultato, tai yra to deepfake'o. Dėl to tokių įmonių kaip mūsų, kurių infrastruktūra naudojasi kažkas kitas,
kad visų pirma agreguotų daug duomenų, iš kurių galėtų padaryti tą deepfake'ą, tai mūsų įmonė yra irgi suinteresuota imtis visų priemonių, kad pažintų savo klientą, kad žinotų, kad neparduoda savo infrastruktūros blogiem personažam. Mhm. Tai mes dėl to ir įdedame ir turime visiškai atskirą ir didelį rizikų departamentą, kuris dirba ties vienas iš jų darbų yra užtikrinti, kad žinotume, kam parduodam savo produktą. Tai šiaip atsakomybė turėtų dalintis visi ir mūsų industrijoje yra dalis mūsų konkurentų, kurie užmerkia akis, kam parduoda savo produktą. Ir aš manau, tokias įmonės turėtų prisimti dalį tos atsakomybės už vėliau padarytą žalą tokių deepfake'ų. Toks dileminis irgi klausimas, bet kuriuo atveju čia ta grandinė priklausomai kokio ilgio yra. Jeigu grandinė yra iš ten 10, gerai, 7-5 sudėdamųjų dalių, kaip tą teisingumą atrasti? Sudėtinga, kaip sakoma, reikia follow the money, manau, ir manau, kad institucijos tą daro ir jos žiūri, kaip ta grandinė pilnai atrodo ir kurioje vietoje geriausia ją kirsti. Tai tikrai nebūtinai visada, aš spėju, nebūtinai institucijos visada kiekvieną veikėją toj grandiniai paima, bet galbūt yra tie vadinami bottleneckai, per kur viskas praeina ir kur verta kirsti. Tai tikrai manau, kad netgi tiekėjai infrastruktūros, kurie tiek infrastruktūrą tiem žmonėm, kurie deepfake'us turėtų daryti savo namų darbus, kad pro juos nepraeitų tokie dalykai. Mūsų žiūrovom tik gal patikslinsiu deepfake'as. Kas tai yra deepfake'as? Galbūt ne visi žino, deepfake'as tai yra, kaip čia teisingai apibūdinti, tai yra sugeneruotas kažkoks kūrinys video, foto formatu, kuris yra itin įtikinimas, itin realistiškas. Pavyzdžiui, tai gali būti lietuviškų mano balsu kalbantis Barackas Obama. Arba Deno veidu kalbantį Dalia Grybauskaitė, kaip pavyzdys. Bet labai įtikinamai, labai tikroviškai ir taip realistiškai sukurtas tas dirbtinio intelekto produktas. Ir kuo toliau, tuo realistiškiau. Tas labai gąsdina iš tikrųjų. Jo, įsivaizduok, dabar vieną dieną tu pamatai, ryte atsikeli, įsivaizduok, ir pamatai krūvą skambučių praleistų, krūvą žinučių, ir atsidarai Delfi, o tenais yra tavo veidas arba tavo kokia nors video iškarpa, kur tu kažką tai darai, kažkur tai kažką sakai arba tikrai nelegalaus veiki. Ir kaip, čia dabar iš to gimsta klausimas, kaip atpažinti, kur yra deepfake'as, o kur yra tikras dalykas, kur yra tikra medžiaga. Tai čia yra tas, sakyčiau, katės ir pelės žaidimas, kur kuo labiau gerėja tie deepfake'ai, tuo daugiau atsiranda suinteresuotumo kurtis įmonėm ir technologijom, kurios bando vienais ar kitais būdais atpažinti tuos deepfake'us. Nes dabar plika akimi jau ne kiekvieną deepfake atpažinsi. Dar pusę metų atgal galėdai pamatyti, žiūrėdamas į tam tikrą video, kad kažkas su juo čia negerai. Kuo toliau, ta plika akimi darosi sunkiau pamatyti, kad kažkas negerai, tai kuriasi tokios atvirkštinės technologijos, pavadinkim, kuriuom beje lygiai taip pat reikia tų viešų duomenų, kad jos galėtų treniruotis ir galėtų atskirti, kuris video yra deepfake'as, o kuris yra tikras. Tai tikrai toks katės ir pelės žaidimas, kur technologijos iš abiejų pusių tobulėja kosminiu greičiu. Bet tu manai, kad galima atpažinti žmogui, ar čia jau dirba programos? Dirba programos. Pagal pikselius, pagal metaduomenys kažkokius ir panašiai, ar ne? Tikrai taip, pagal įvairius metaduomenys yra naudojami, kad atpažintų tuos deepfake'us ir tikrai čia labai didelės ir sudėtingos technologijos, kur įmonės neveltui ir kūrėsi, kurios tos gerosios įmonės, kurios ir kūrė produktą, padedanti atpažinti deepfake'ą. Pažįsti tokių kompanijų arba produktų? Jų neįvardinsiu, bet konkrečiais pavadinimais, bet tikrai yra ne vienas ir startupas ir didesnės įmonės, kurios kūrė tos
produktus, ypač Amerikoje. Okay. Nes ten didelė problema, šitie deepfake'ai, ten jau ir bylos. Nes daugiausiai gal ten iš ten ir ateina, nebūtinai, bet. Ir didelės bylos jau yra prasidėjus, kur žmonės yra nukentėję, kaip tu paminėjai tą teorinį situaciją, kai atsikeli pilnas skambučių. Tu nežinai. Ir yra tokių... Gal aš kažką vakar praleidau, iš tikrųjų. Gal per geras vakarėlis. Per geras vakarėlis buvo, galbūt. Ja. Tai yra jau tokių dėja realių situacijų ir bylų dėl to prasidėjusių. Tęsiant viešųjų duomenų apskritai tą temą, viešieji duomenys. Kaip tu manai, kur yra ta riba tarp laisvai prieinama ir jau autorinė? Gal čia šiek tiek dar galiu patikslinti, tai šiaip viešieji duomenys, jie gali būti tuo pačiu metu, duomuo gali būti ir viešas, bet ir autorinis, ir tai gali būti ir asmens duomuo. Tai bent jau mes įmonė ir mūsų industrija, ar duomuo viešas ar neviešas, va taip ta buitinė prasme, kaip kalbant, mes laikome, ar jis yra, vėlgi, žargonų kalbam, po loginu ar ne po loginu. Jeigu mes laikome, kad visi duomenys, kurie man kaip žmogui yra prieinami kažkur neprisijungus, nežinau, prie Facebooko neprisijungęs, aš vis tiek matau tam tikrą dalį Facebooko duomenų, tai jie vieši. Taip. Bet nekeičia fakto, kad tai yra asmens duomenys vis tiek. Ir su to bet laisvai prieinami, vadinasi, prieinami. Prieinami, bet įmonė, kuri renka tokius duomenis, jai vis tiek yra taikomi, vis tiek privalo atitikti konkrečius privatumo reikalavimus ir GDPR. Yra krūvos reikalavimų, ką ta įmonė turi padaryti. Europoje šis sunkiai yra net jeigu duomuo viešas, bet jis yra asmens duomuo. Tai yra su tokiu duomenų tvarkymu yra labai sudėtinga, nes Europa sako, kad tu prieš imdamas tą duomenį turi gauti sutikimą. Nebent yra išimtis ir čia prasideda ta teisinė magija visa. Tai duomenys jie gali būti vieši ir tuo pačiu jie vis dar gali būti saugomi autorinių teisų. Ir čia didėjai debatai ir prasideda, kad AI įmonės pasiema tos viešus duomenis. Pagal vieną kriterijų kaip ir gali pasimti, bet pagal kitą negali. Tai jau užsimerkia į vieną ir pasiima pagal kitą kriterijų vadovaudomėsi. Būna ir taip, o būna jos bando vis tiek atitikti, susitvarko, kiek įmanoma gali susitvarkyti savo privatumo visus procesus, kiek įmanoma kai kurios įmonės bando netgi atitikti ir autorių teisų įstatymus, kai kurios įmonės bando treniruoti savo tą dirbtinį intelektą tik tais licenzijuotais duomenimis. Ir nors tie duomenys, pavyzdžiui, ir vieši. Pavyzdžiui, yra tas žinomas puslapis Shutterstock, kuris talpina labai daug nuotraukų ir vairių panašiai. Tai būna įmonės paprastumo dėlėje nusiskreipina tos duomenys, bet vis tiek pasidaro licenzinės sutartys su Shutterstock, nes yra tiesiog paprašiau paimti. Tarpsime, video, foto medžiagas pasiema? Jo. Ir ant to atreinina vėliau tą savo kažkokį video. Bet jiegi turi minti žaliavą, ne tuos preview failiukus, o tuos, tą tikrą kokybiškas tas medžiagas, kurių pasiema aukštos raiškos ir taip toliau. Jo, pasiema nuotraukas, pasiema video iš įvairių puslapių, ne tik šito konkretaus ir dalis laiko, kad gali treininti savo modelius, visiškai nedarydami jokio santykio su tais puslapiais, o čia yra jų pasirinkimas, nes jie laiko tai vieši duomenys, o kiti, suprasdami, kad yra vieši duomenys, bet galbūt vis tiek reikia atitikti kažkurios autorių teisų įstatymų pasaulinių niuansus, kaip, pavyzdžiui, duoti kreditą, sumokėti tą įmonį ir panašiai, vis tiek pasidaro kažkokias sutartis vėliau. Tai, bet technologiškai patogiau tiesiog nusirpti visą internetą ir tiek. CAPTCHA yra toks saugumo vienas elementas, naršant svetainėse, kad atspėtų sistema, ar tu robotas renkantis informaciją, ar tikras žmogus. Kai svetainės aktyviai meta tuos CAPTCHA modeliukus, ar ne, Roxy Labs laiko moraliu tas apsaugas apeiti, jei renkat tik viešus duomenys. Mes tikrai laikom, kad yra normalu tas apsaugas apeiti. Visų pirma, kaip prieš tai minėjau, mūsų kriterijus, ar duomuo yra viešas ar neviešas, tai yra, ar aš kaip žmogus galiu prieiti prie to duomens, neįsiloginęs, neprisijungęs kažkur, ar negaliu.
Nes irgi yra visai kita medalio pusė, kur tam tikros įmonės, ypač tos didžiosios įmonės, kurios talpina milijardus ir petabaitų duomenų, kurios tuo pačiu metu ir nori, kad jos būtų viešai matomos, kad Google robotukas jas mestų Google Search'e ir kad jos gautų visą tą nešamą naudą iš to, kad jos yra nešamos, bet tuo pačiu nenori dalintis su kitom įmonėm tą viešą informaciją. Nes jau, kad iš jų tikimtų ir kad ir vartotojų srautas eitų pas juos labiau, o ne kitur, nes jie praras tada matomumą ir reitingus. Bet dažnu atveju tai nėra jų ta informacija. Dažnu atveju tos įmonės talpina trečiųjų šalių informaciją, savo puslapio taisyklėse parašo, kad ta informacija nėra mano, tai yra trečiosios šalies, tai tuo pačiu metu nori ir gauti ir naudą, ir nesidalinti su kitais. Ir taip monopoliai statosi. Tai mes kaip įmonė esame už atvirą internetą, už viešų duomenų prieinamumą ir už tai, kad kas ir vyksta iš tų viešų duomenų, šimtai ir tūkstančiai naujų verslų pasistato, analitinių verslų ir konkurencija didėja. Tai jo, tokia mūsų, gal sakyčiau, pozicija. O jūsų tinkle yra daug namų tų vadinamų IP adresų. Kaip užtikrinat, kad juos nuomojasi ne kokie nors ten bilietų perpardavinėtojai ar ten kokie nors sukčiai, ne? O normalūs duomenų pirkėjai? Žmonės, tai vat, aš, tu ir panašiai. Jo, tai čia šiek tiek šitą jau palėtėm prie tos deepfake'ų temos, kai klausai, kas turėtų būti atsakingi, tai mes prisiemam kaip įmonė, kaip ekosistemos dalis atsakomybę, mes įdedame labai daug pastangų ir daug resursų tam, kad žinotume, kam parduodam savo produktą ir kokiais tikslais tas mūsų produktas bent jau tam high levelį vadinamam bus naudojamas. Ir mūsų sutartys su mūsų klientais aiškiai pasako, kad mūsų infrastruktūros ir arba duomenų parduodamų naudojimas įmonė, kuri nusiperka iš mūsų infrastruktūrą ar duomenis, privalo atitikti įstatymus. Ir ten yra eilė saugiklių, kuriuos mes įjungiame, kad galėtume įdedami visas racionales ir protingas pastangas užtikrinti, kad su mūsų infrastruktūra būtų atliekami tik tais teisėti veiksmai. Gerai, klausimas tau. Kokie tie pirmi filtrai ar taisyklės ar veiksmai yra tie, kurie jums iš karto padeda atpažinti? Čia yra jau red flagas, čia yra kažkas tai nešvaraus. Klientas yra potencialiai nešvarus. Jeigu gali kažką pasidalink, žinai, vienas kitas elementas, kuris yra. Gal nenoriu eiti į detalės, nes čia jau toks mūsų kaip įmonės know-how prasideda užtikrinti tą saugumą mūsų infrastruktūros, bet mes savo klientų klausime, kam bus naudojami, ir tas klausime čia reikia suprasti automatizuoti procesai, kam bus naudojami mūsų infrastruktūrą, pavyzdžiui, kokius puslapius bus einama. Mes ir yra kombinacijų, pavyzdžiui, jeigu matome, kad mūsų klientas yra IP adresas, iš kurio jis jungiasi į mūsų infrastruktūrą, yra iš Azijos ir jis sako, kad eis į tam tikrus į Lietuvą. Į tam tikrus puslapius susijusius, pavyzdžiui, su žaidimais arba tam tikrom aplikacijom, mes darome tą tokį educated guess, kad iš mūsų patirties tai gali būti susiję su kažkokiu bandymais nusipirkti per vogtas kortelės kažkokiu tai internetinių aplikacijų ir panašiai. Ir mes čia per eilę metų, kaip pavyzdys toks, per eilę metų atradome daug tokių kampų, kur mes matome, kad išsiaiškiname, kad išsiaiškiname apie tam tikrus verslus, ekosistemas, kur mes net nežinojome ir niekas nežinojo, o mes prieiname įgauname labai gilią informaciją, kaip veikia tam tikri bizniai, kur mes matome, kad mūsų konkurentai daro, o mes nenorim būti tokių biznių dalis. Ir mes matome, iš karto blokuojam tokiam vartotojui, net neparduodam, jis net nepraeina mūsų KYC procedūrų, Know Your Client Procedures, ir jis negauna net prieigos prie mūsų. Tai čia gaunasi vis tiek kiekviena nusikalstama veika turi savo algoritmą.
Plius minus. Dauguma. Ir gaunasi pagal tuos algoritmus, jūs ir identifikuoja tą tokią tikimybę, kur yra aukšta tikimybė, žema tikimybė ir pagal tai priima sprendimus. Tada, jeigu mes atmetame vartotoją, o jis iš tikrųjų geras vartotojas, bet mes nenorime rizikuoti, tai mes sakom gerai, tu gali pereiti per mūsų procesą, bet ir prašom parodyti savo biznio sertifikatų, verslo sertifikatus, prašome parodyti eilę įvairių klausimų, užduodame, įsitikiname, kad tai yra legitimus vartotojas ir tada duodam prieiti prie mūsų infrastruktūros. Pavyzdžiui, prasidėjus Rusijos agresijai prieš Ukrainą, mes labai greitai viso tesoneto mastu priėmėm sprendimą nedirbti su įmonėmis iš tų šalių, nepaisant to, ką jos daro. Ir iš Rusijos ir iš Ukrainos? Iš Rusijos ir Baltarusijos. Pamatom, kad IP adresas iš ten ateina, kreipiasi į mūsų self-service vadinamą, iš karto blokuojam. Tiesiog automatiškai yra robotukai blokuoja ir viskas? Jo. Su tuometiniais klientais buvo nutrauktos sutartys ir panašiai. Tai išvenkėt baudų? Ne, čia vertybinis buvo. Ja, aš suprantu, bet nutraukdami sutartį vis tiek yra tam tikri įsipareigojimai abi šaliai. Jo, mes, sakykim taip, teisminių procesus neturėjom, negavom tokių baisių pretenzijų, kurios mus išgazdintų iš tų šalių. Tai ir yra eilė kitų pavyzdžių, kaip mes remins tam tikrais kriterijais žinome, kam galima parduoti, o kam negalima parduoti. Ir čia tikrai yra daug metų įdirbis, visas didelis departamentas dirba ties tuo, kad būtume etiški ir būtume atsakingas verslas. Temedy – profesionalūs teisininkai, dirbtinis intelektas, teismų praktika. Denai, prieš pereinant prie kitos temos, dar vieną klausimą turiu, bet vėlgi, tavo kompetencijos ir žinių, ir vadinkim, noro atsakyti, ne? Kuri kreivė, tu manai, šiandien yra svarbesnė įmonėms? Bendrai labiau gal technologijų įmonėms, ar ne? Gražiai kilantis pajamų grafikas ar skaičiavimas, kiek milijonų praradimo rizika būtų, jei pažeistumėt DI, tai yra dirbtinio intelekto reguliavimą? Vėlgi, manau, žinau, kad prašai pasirinkti kryptį, ne? Ja, aš nebūčiau tavęs klausęs, jeigu tu nebūtum įmonės vienas iš vadovų, žinai, nes tada nebūtum žinojęs, bet vis tiek tu žinai įmonės strategiją, politiką, filosofiją, visus tos dalykus esminius. Jo, tai mes esame tikrai kaip Oxylabsai dėkingai padėtyje, mes jau didelis verslas, mes galim abu dalykus daryti vienu metu, nes yra daug žmonių dedikuotų tam, kad mes žinotume, ar mes esame rizikoje, kad suprastume visų pirma, koks yra reguliavimas. Tada vystant produktą, ar yra rizika, kad mes netitiksime kažkokio reguliavimo ar ne. Tai šiai dienai kažkoks konkretus reguliavimas, ateinantis reguliavimas, nesakyčiau, kad labai stabdo mūsų pajamų augimą, nes tengiamės tam tiesiog iš anksto pasiruošti. Tai trumpai tariant, manau, kad šitie abu tikslai tai yra įmonės pajamų augimas ir supratimas, kaip išvengti baudų, eina koja kojon. Tokio dydžio įmonėje kaip mūsų. Žinai, čia ta dilema višta ar kiaušinis ir pajamos yra be galo svarbios ir ypač kuo didesnė įmonė, tuo norisi dar aukščiau pakilti. Žinai, kai išeini jau iš lokalaus to ekonomikos lygio, norisi pasimatuoti, pasižiūrėti rūbus to tarptautinio, globalaus rūbo, ar ne? Ir tas yra suprantama, nes tai ir vadinama verslas, ar ne? Bet va čia ir kyla dilema visgi, ar tos pajamos, ar kažkokie tai rizikų įvertinimai ir panašiai. Gerai, aš mintį supratau. Pereikim prie tavo klausimų apie tavo karjerą. Prieš 10 metų savo teisinę karjerą pradėjai advokatų kontorą, ne? Kaip visi kažkur pradedam gyvenime. Bet kaip tu nusprendėjai pereiti iš advokatų kontoros į įmonę? Jo, tai iš tikrųjų labai dėkingas už tai advokatų kontorai, tai šiautaut Viršet Saladžius ir visiems būsiam kolegom. Labai gera patirtis ten buvo. Aš tiesa, prieš pereidamas į įmonę dar trumpam nuėjau į valstybinį sektorių, dirbau Lietuvos Respublikos konstituciniam teisme. Tai praktikos įvairios turi. Taip, tai ten perėjau labai
priėmęs racionalų sprendimą, pagalvojau, kada daugiau į dabar pamėginti valstybinį sektorių, nes suvokiau, kad vėliau iš privataus sektoriaus į valstybinį išeiti bus sudėtingesnis sprendimas. Tai kai pamėginau tą valstybinį sektorių, vėlgi buvo ten labai gera patirtis, bet supratau, kad po 1,5 metų supratau, kad vis dėlto, kas man šiai dienai didesnis yra įdomus, tai verslas. Ir būdamas advokatų kontorui, aš prisidėjau prie verslo, prisidėjau prie daugelio klientų, tačiau ką aš supratau, kad advokatų kontorai tu tampi teisės tikrai gerų ekspertų, bet kas man įdomiau buvo įsigilinti į vieną konkretų biznį ir suprasti verslą ir suprasti to konkretaus verslo visus ins and outs. Tai kai supratau ir savo atsakiau į klausimą, kad šiaip kaip advokatas tu visada, klientas yra teisus, tu turi klientų. Ir man ta mintis šiek tiek kalė per galvą ir atrodė, aš jau geriau norėčiau būti kliento pusėje. Tai visą tą savo mąstymą sudėjus, priėmiau sprendimą, kad noriu išeiti į privatų sektorių, bet į įmonės vidų, būti in-house teisininku. Ir tuo metu papuolė tokia galimybė išeiti į visai nemažą įmonių grupę Lietuvoje. Tu ar pasinaudojai? Taip. O gal buvo kažkokios pagrindinės pamokos, ką tu išmokai dirbdamas būtent advokatų kontoroje ir po to pritaikai jau visose kitose savo sferose? Sakyčiau, tos pamokos buvo gebėjimas greitai gilintis į skirtingas teisinės sritis, nes tuo metu ta kontora, ji vidutinio dydžio buvo, tai reiškia, mes negalėjom labai specializuotis, vis tiek reikėjo daugiau krypčių nei tik vieną pasimti. Tai tikrai kontora man suteikė grinai teisinius gerus įgūdžius, kurie man buvo labai naudingi mano karjeroje jau perėjus į įmonės vidų, būnant įmonės teisininku. Ok. 18 metais, žinau, buvo įkūręs tokį projektą teisininkų platformą Reikia teisininkų LT. Kaip gimė idėja? Jeigu trumpai. Jo, jeigu trumpai, tai tuo metu atrodo tiesiog būmino įvairūs verslai ir būtent Uber X vadinamas modelis, kur padarykim Uberį kažkam. Tai pamenu, kad bekalbant su vienu draugu, toj pačiai kontorai, tarp kitko, pagalvojom, šiai dienai Lietuvoje nėra to Uberio teisininkam, kur teisininkai galėtų nėra platformos, kurioje teisininkai būtų sujungiami su problemo konkrečia kažkokia teisinė, marketplace'o teisinė, to vadinama. Taip gimė ta idėja. O dabar jinai dar gyva? Ne, šiuo metu jau negyva. Užmarinavai? Ar pardavai? Uždarėm, bet labai gera patirtis buvo, tai yra 2 metai intensyvaus darbo, darbė dirbant tradicinį tą darbą, bet pritraukėm tuo metu ir investiciją šiokią tokią, tai man, kaip vėliau vidiniam įmonės teisininkui ir vėliau patarėjai tam įmonės, tai buvo labai naudinga iš tikrųjų suprasti verslą, kas yra marketingas ir kas yra produkto paleidimas ir ką reiškia biudžetai ir visi panašus tie dalykai. Tai tikrai labai gera patirtis ir nesigailiu to tokio pabandymo. Nes daugiau vis tiek gavai tam tikrų patirčių, kurios tave išaugino ir kaip teisininką ir praplėtė tavo horizontus ir galų gale, žinai, esi toj virtuviai, ne tik kiaušininė mokantis išsikepti. Būtent, tai ir tikrai mums visiems, kas prisidėjo tuo metu prie to projekto, manau, kad tai buvo labai gera pamoka ir patirtis ir labai smagu matyti, kad kad Temidi dabar yra, tai iš tikrųjų visada atrodo, kad tokio tipo idėja turėtų būti sėkminga, gal tik tuometinis laikotarpis, mūsų kompetencijos tos dar, gal sakyčiau, mažesnės ir neišmoktos pamokos ir įvairūs dalykai neleido
išbūminti tam projektui, taip kaip mes tuo metu norėjom ir ko jau reikalavo mūsų įdėtas ir darbas, ir investuotojai ir panašiai. Bet visą tikėjau, kad ta pati idėja turi važiuoti, tai iš tikrųjų smagu matyti, kad Temidi dabar, kiek girdėjau, gerai sekasi. Jo, Temidi yra tikrai labai geras projektas, bet jis yra orientuotas į teisininkus, kur irgi tai yra platforma, ne, kuri padeda ir sujungia ir tos teisininkus, ir žmonės ieškančius problemų sprendimo būdų su dirbtinio intelekto pagalba. Kas yra be galo svarbu? Dirbtinio intelekto duomenų bazė čia yra pastoviai tiesiogiai atnaujinama, todėl visada jūs turite naujausią informaciją. O kaip iš tikrųjų tu įvardintum, kuo skiriasi teisininkų darbas tech kompanijoje tokioje kaip startuolis, didžiulė įmonė Auxilabs, nuo teisininkų darbo net technologijų kompanijoje? Griežtai, žinai, keli bruožai. Jo, geras klausimas. Norėtų sakyti, kad tech įmonėje dirbdamas teisininku, tu labai gerai turi suprasti produktą, bet aš po to pagalvoju, kad dabar galvoju, kad ir kai dirbau farmacijos įmonėje, labai gerai reikėjo suprasti irgi ten tą verslą. Tai aš gal sakyčiau, tai tikrai tech įmonėje dirbant teisininku reikia daug bendradarbiauti su tech žmonėm, kas man asmeniškai buvo vienas iš argumentų, kodėl aš nuėjau į tą tech įmonę, nes atrodo norėjos praplėsti savo tą pažinčių ir įgūdžių ratą, kiek tai liečia tech sektorių. Sakyčiau, greitis galbūt visai kitas tech įmonėje dirbant, ypač kai aš atėjau prieš 7 metus, nei kad lyginant su dauguma kitų ne tech įmonių. Tikrai greitis, kuriuo kolektyvas šaudo idėjas ir vėliau įgyvenina tas idėjas, teisininkui, kuri tokia šiaip lėtesnė profesija iš savęs, kaip ir turėtų būti. Tai buvo toks labai didelis augimo momentas, kur labai reikėjo paaugti ir galbūt dirbant tech įmonė turi šiek tiek numarinti kažkiek savo tą vidinį teisininko norą viską blokuoti, o pirmą suvokti rizikas. Ar tikrai ta rizika šiuo momentu yra tokia, ar galbūt galima tą riziką praspręsti šiek tiek vėliau, kai jau matysim, kad produktas pasiekia tą MVP stadiją, kad jis važiuoja, kad jis jau yra kažkas, dėl ko verta investuoti nemažai teisininkų laiko. Tai iš esmės dėl dinamikos, dėl tai yra vienas pagrindinio, ne veltui startuolis ir yra startuolis, nes jie yra greiti, lyginant su tradiciniu verslu. Ja. Iš esmės tradicinis verslas gali trukti metus, startuolis gali 3 mėnesius gali trukti kažkame. O teisininko profesija, ko gero, viena iš labiausiai tradicinių yra. Tai čia adaptacinis momentas, manau, nemažai daliai teisininkų. Ir kai tu tapai 21 metais teisės skyriaus departamento vadovu Auxilab kompanijoje, iš paprasto teisininko, vadinkim taip, iš teisininkų dirbančių tik savo kompetencijos ribose, tu tapai žmogumi, kuris prižiūri kitus teisininkus. Kaip keitėsi tavo iš esmės požiūris, darbas, rutina, darbas su komanda, aš nežinau, nes žinai, kad tu neturėjai anksčiau patirties, kaip tau viskas keitėsi, kaip tu tą priėmei? Tai keitėsi labai greit ir tikrai buvo daug iššūkių. Vienas iš jų gal sakyčiau, kad reikėjo tapti vadovu kolegom, su kuriais anksčiau buvo, tas peersas vadinamas, su kuriais, kuriems anksčiau nevadovojai ir turėjot bendrą vadovą. Tai čia toks žmogiškas iššūkis buvo, kur išsikėliau savo asmeninį tikslą nesudeginti santykių, bet to pačiu sugebėti savo atsakomybės įgyvendinti ir savo funkciją atlikti. Sakyčiau, buvo iššūkis suvokti, kad mano komandoje yra ne vienas ar ne 2 žmonės, kurie už mane savo srityje tiesiog geresni teisininkai. Ir suvokti, kad, aš jau ko gero nebesu, kaip tuo metu gal laikiau, geriausias, tarkim, savo srities specialistas ar ne, ir suvokti, kad yra daugiau gerų specialistų ir aš, ir tai yra nieko blogo, kad žmonės,
kurie man reportina, kad jie yra kietesni už mane teisininkai. Tai čia vėlgi toks buvo, sakyčiau, ir augimo momentas, ir toks žmogiškas momentas, bet tuo pačiu aš jeigu to nebūčiau supratęs, tai nebūtų man leidę efektyviai auginti komandą toliau, nebūtų man leidę paleisti tų žmonių ir leisti jiems daryti savo darbą. Ir iš esmės esu girdėjęs pavyzdžių, kai žmonės tampa tais bottleneckais, kurie nori viską matyti, nori mikromanedžinti viską ir nori viską patikrinti būtinai. Tai norėjau nebūti tokių vadovų, tai užtruko pereiti per tą mąstymo procesą, bet manau, kad sugebėjau nuryti savo tą piliulę, atėjo tas realybės suvokimas ir čia buvo tas didelis pokytis labai. Mes iš tikrųjų artėjom prie pabaigos, bet šiaip užkabinau be galo man asmeniškai įdomų tokį momentą ir manau, kad žmonės, kurie žiūri tikrai tą dalyką, kai kurie galbūt patys patyrė, tikrai bus įdomu. Bet, žinai, visada yra dilema, kai tu tampi vienam lygyje buvęs su kolegom, tampi jų vadovų, kaip išlaikyti tos, kaip tu minėjai, santykius, bet to pačiu atsirasti kitam laiptelyje ir sėkmingai toliau vystyti santykį, bet to pačiu ir darbus padaryti ir būti vadovu, ar ne, kaip pačiam nesudegti. Ir tuo pačiu galbūt sakau, kaip tau, aš galvoju, bet kuriuo atveju vadovas, jis nebūtinai turi būti geras specialistas tam tikros srities. Jo tikslas yra vadovauti, deleguoti ir apjungti. Ne? Ir svarbiausia, kaip tu sakai, nelindai mikro darbus ir darbai vyksta. Bet gal yra kažkokie tai motivaciniai triukai, kažkokie sprendimai, kuriuos tu priėmei ir tau paėjo komandoje ir tavo teisininkų komanda važiavo toliau, nesustojot, neužbuksavot, kai tu pakilai virš jų. Aš linkęs tikėti, kad nesustojom ir kad gal net patobulėjom. Sakyčiau, tas motivacinis triukas, kartu grinai triukas ir savo su savimi, bet ir su kitais, tai yra suvokti, tokia mantra savas nepasakiau, kad aš gerai atrodysiu, jeigu mano komanda gerai atrodys. Mano komanda norės gerai dirbti, jeigu jie bus motyvuoti. Jie bus motyvuoti, jeigu jie jausis pamatyti ir jeigu aš nemėginsiu jų užgožti. Kai per visą tą grandinę praėjau, man gavosi išvada tokia, kad aš visada noriu kelti savo komandą į viršų, niekuomet nemėginu prisimti jų nuopelnų, visada pamėginu jeigu taip, tarkim, vyks kažkoks pristatymas ar įmonė, ar dar kažkas, ar mano vadovybei, nebijau pasakyti, kad kas konkrečiai iš mano komandos gerai varo ir čia gerai. Ir ne tu kažką padarėjai, o tavo komanda. Taip. Ir ta tokia grandinė užsidaro, kad jeigu dienos gale komanda motyvuota, ji gerai dirba, tai galbūt ir aš prisidėjau prie to gero darbo. Ar ne? Jeigu nesustojat, neužbuksavot. Jo. Tai ir jeigu aš prisidėjau prie to, tai gal ir aš toks bent jau vidutiniškas tada vadovas. Ir tada aš irgi atrodau bent jau normaliai. Tai kaip per tokį mąstymo procesą praėjau, tas motivacinis tas triukas ir buvo, sugebėti po mano pareigų pasikeitimo padaryti taip, kad kolegos jaustųsi dar labiau matomi ir tai, kad aš organizaciniai struktūrai atsistojau virš jų, nepadarė jų mažiau matomais, o atvirkščiai, jie labiau matomi yra prie manęs. Nežinau. Bet čia, žinok, psichologiškai aš žinau, kad tą dalyką tikrai retas gali padaryti, kai tu nestatai savęs priekyje visų vadovybės akivaizdoje, dėl to, kad tau yra bepigu ir lengva. Tavo darbuotojai padarė, tu atėjai ir pridavėjai projektą, darbą, ataskaitą kaip savo, ar ne? Niekas kitą nežino, vadovam nėra skirtumo, svarbiausia yra, kad darbas padarytas, kad viskas sklandžiai veikia. Bet tuo galbūt ir skiriasi vadovas nuo to parketinio vadovo, kuris yra kitoks. Bet žinai, dar ką suvokiu iš tikrųjų, kad visiškai sutinku, bet to pačiu aš po to pagau, gerai, aš noriu išsimušti geriausią sąlygą savo darbuotojams, ar ne, kad jie būtų motyvuoti. Aš po to pagau, kaip man reikės parduoti, kad aš noriu
tam darbuotojui didesnį atlyginimą mokėti ir dar kažką, jeigu mano vadovas nežinos, tai kuo iš šio toks geras. Taip. Tai kai dar tai jungi tą tokį ant viršaus, tą mintį atrodo yra visiškai logiška duoti kreditą, kur reikia duoti tą kreditą tam žmogui, kad nepabijoti, pagirti žmogaus viešai. Man patinka tavo mintis iš tikrųjų, jeigu būčiau samdomas darbuotojas, jau būčiau teisininkas arba kažkoks tai pas save dirbantis, tai manau, kad džiaugčiausi turėdamas tokį vadovą. Mąstantį taip, nes tai yra, žinai, aš esu prieš 19 metų turėjęs, kai buvau samdomas darbuotojas, kai nebuvau savo verslo savininkas, tai įvairių vadovų turėjau. Tai, žinai, tuo metu tie vadovai nemąstė taip, kaip mąstai tu, žinai. Ne visi, bet. Laikas spaudžia mus, iš tikrųjų, dirbtinis intelektas yra antiek įdomus, kad noriu paklausti, Roxy Labs teisininkai naudoja dirbtinį intelektą darbe. Pavyzdžiui, ten šablonų sukūrimui, dokumentų peržiūrai, gal ten rizikos vertinimo ir dar kažkam tai. Tikrai taip, nemažai ką ir išvardė. Iš tikrųjų, rizikos vertinimui mes naudojam, bendradarbiaujant su kolegomis iš marketingo. Dėl mūsų industrijos specifikos reikia galvoti, kaip mes pozicionuojame savo tam tikrus produktus, kurios puslapius minim, kurių neminim. Tai tam procesui nesenai naudojame dirbtinį intelektą. Šiaip visa mūsų teisininkų komanda turi išpirktus premium dirbtinio intelekto. Čia jau tą patį, kur dabar 200 eurų per mėnesį kainuoja? Jau pasakyti, kiek ten kainuoja, bet... Nes yra neseniai visai išėjęs naujas modelis, kuris kainuoja 200 pinigų per mėnesį, bet jau ten jisai turi dar didesnės galimybės ir daugiau. Ir vaizdo generavimui, man rodos, ir panašiai. Tai ir dabartinis, ir 4.0, ir visi kiti turi generavimą, bet matyti netokiam kvotom. Aš, pavyzdžiui, vakar sėdėjau, daug dalykų generavau, man reikėjo ir gavau pranešimą, kad jums liko 50 generacijų 3O versijoje. Ir viskas. Nors aš turiu tą premium kažkokią versiją, moku ten po 20 kažkas tokio. Jie ten turi 3 planus, man atrodo. Vienas ten mažiukas kažkoks ar kažkas panašaus. Tai tas didžiausias yra, sakau, brangus. Mes ne tą mažiausią moros, bet ir ko gero tą vidutinį, nes ne 20 mokam moros, apie 60 kažkas. Gal įmonėms yra planas kitoks. Gal, bet žodžiu, turim visiems išpirkę vien dėl to, kad vėliau OpenAI įmonė nenaudotų mūsų įmonės konfidencialios informacijos treininti savo modelį. Nes jeigu naudoji tą free paketą, tai tu sutinki, kad tavo informacija, kurią tu ten teiki, vėliau irgi bus panaudota. O jeigu tu moki, tai tarsi tu jau esi klientas ir tavo duomenų negali naudoti. Jo, tai konfidencialumo tikslais, tokia suteikia konfidencialumo paslaugą. Tai naudojam ir atsakant žinutes klientam ir naudojam... Automatizavo šitos dalykus, ar ne? Taip. Ir šį pas mus, mes jau sutarčių patys neberašom, tikrai generuojasi kelių mygtukų paspaudimų pas mus, mūsų standartinės sutartys su klientais. Tai kiek įmanoma viską esame automatizavę ir atsiradus dirbtiniam intelektui tikrai prieš samdydami naują žmogų pirmą pagalvojam, kur galim kažką suefektyvinti, suautomatizuoti ir panašiai. Ieškot apie darbuotojus, žinai, paprašai, duok man informaciją apie Deną Grybauską, žinai, iš karto viską tą suskreipina. Kaip įmonės politika tokio neturim, bet gal kažkas individualiai tą ir daro, nežinau. Gal HR-as jūsų daro tas dalykus. Reikės paklausti. Ne, nes iš tikrųjų kiek laiko sutaupo, žinai, kur tu ten eini googlini kiekvieną, žinai, punktą, kiekvieną svetainę, o tau iš karto, žinai, žinai. Mūsų personalo vadovas Živilės būtinai paklausiu, ar taip. Šiaip jeigu atvirai, tai žinok, aš tą darau. aš apie tave irgi, žinai, paprašiau GPT, sakau, duok man informaciją apie Deną, žinai, turiu savo ten tų insightų, kaip ten tą dalyką daryti. Nes kaip paklausi, taip ir gausi, žinai, ko nepaklausi, tai negausi, žinai. Ir jisai ten informacija, žinai, bullet pointas, sudėjo dienas tą, dienas šičia, dienas ten, dienas kalba tarptautinėse šitose AI business dar kažkur, žinai, vienas pirmųjų teisininkų pradėjęs kalbėti apie ES dirbtinio intelekto tą aktą, reguliavimo ir visą kitą. Ir iš tikrųjų taupo laiko. Ir netgi kartais tu nepagalvotum galbūt ieškoti, arba Google'as galbūt neatrastų
Bet dirbtinis intelektas, jisai visą tą, visą informaciją sugrėbė ir į vieną tau sudeda. Tai labai labai efektyvu iš tikrųjų. Ir kiek laiko sutaupo yra? Net neklausk, žinok. Laiko taupo 10 žmonių darbas. Arba valandos laikas. Taip. Tai tau padarai per minutę laiko. Taip. Okay. Tai dėl to svarbu, kad tas įrankis galėtų tobulėti remdamasis viešais duomenimis. Jo, vėlgi vieši duomenys. Ir kaip tik klausimas. Temedy – profesionalūs teisininkai, dirbtinis intelektas, teismų praktika. Kaip tu vertini neseniai atsiradusi tą įsigaliojusi ES dirbtinio intelekto tą aktą reguliuojant, nes tu ir pats esi komentavęs. Taip, tai vertinu bendrai vėlgi strategiškai, gal minusas tas, kad Europa visada atrodo lenktyniauja su savimi kuo daugiau ir kuo greičiau sureguliuoti. Podo kaip yra tas geras pavyzdys, kad mes reguliuojame butelio kakliukų, butelio kamštukų šitus nuėmimus, o Amerika leidžia raketas į kosmosą. Tai man atrodo, dažnai paskubame, tarsi įsikeliame tikslą, kuo greičiau ir kuo daugiau sureguliuoti ir tikrai visa viešųjų ryšių kompanija buvo su dirbtinio intelekto aktų sureguliavimu paleista nuo Europos. Tai bendrai taip manau, kad buvo skubama ir galbūt paskubėta. Ieškant pliusų, man atrodo pats principas, kokią logiką jie pasiėmė, yra gan, nežinau kaip lietuviškai reikšti, gan future proof. Jie sukūrė logiką, kad nebandė kiekvieno AI, sakykime, panaudojimo būdo sureguliuoti ir aprašyti, o labiau bandė sudėlioti stalčiukus, kad tokio tipažo AI-us yra mažos rizikos, tokio tipažo AI-us būtų didelios rizikos. Modelis turi minti dirbtinio intelekto konkretus? Turiu minti, kad dirbtinio intelekto aktas aprašė dirbtinio intelekto panaudojimo būdus ir pabandė tos dirbtinio intelekto panaudojimo būdus suklasifikuoti pagal rizikas. Kokie jo tie, vadinkim, darbo rezultatai, kurie yra daugiau, kurie mažiau rizikingi. Ir man logiška, kai ten išskyrė aukščiausios rizikos dalykus, kas liečia tokias social crediting sistemas, kaip kad Kinijoje yra, mes to ko gero Europoje nenorim ir jeigu tai būtų, tai turėtų būti be galo sureguliuota ir kad nenueiti į Orvelo kažkokius fantastinius pasaulius. Ten logikos yra. Tai, kad jie suklasifikavo rizikom į rizikos lentynėlės, iš tų rizikos lentynėlių kyla kažkokie ten reikalavimai. Tas pats teisėkūros principas, man atrodo, visai logiškas, kam ten reikia reguliuoti visiškai mažos rizikos, net aprašinėti mažos rizikos šitus AI panaudojimo būdus, aš nežinau, nes ta įmonės turi leisti pinigus, vertintis, ar mes čia mažos rizikos, ar vidutinės esam rizikos. Kur atrodo, po Mario Draghi reporto buvo akivaizdu, kad Europa turi šiek tiek mažiau to red tape daryti, mažiau reguliuoti, o leisti daugiau inovuoti. Tai man atrodo, Europa yra gera, kai mes tas didžiausias vertybės savo bandome apginti, ką kalbėjom, biometrinius duomenis ir panašiai, ten logiška reguliuoti. Bet kartais šiek tiek išeinam iš krašto, iš to noro viską aprašyti. Tu esi, aš paminu dabar mes pokalbį metu, esi paminėjęs apie tai, kad teisininkas dažniausiai tradiciškai yra stabdęs įmonėje, kuris dažniausiai sako ne. Kaip tu manai, kaip tu apskritai, kurią pusę tu labiau palaikai, tas, kuris yra labiau už saugumą ar labiau už galimybės, už potencialą? Dabar. Aš sakyčiau, manau, kad visa mūsų teisininkų komanda yra už galimybės ir potencialą. Ir tikrai manau, kad mes visada labai gerai po ilgų diskusijų vidiniai teisininkų komandai ir su rizikų komanda išsirenkam mūšius, kurias norim kovoti. Nes tikrai neverta stabdyti visko iš eilės, o tikrai verta po gerų diskusijų išsidiskutuoti, kur iš tikrųjų mums skauda, kaip komandom, kurios atsakingos už saugumą ir išsirinkti tą vieną kovą, kurią norime, tą vieną dalyką, kurį norime apginti. Tai
Bet manau, kad čia ne aš vienas toks, o nemaža dalis, bent jau tesonete dirbančių teisininkų yra tokio požiūrio. Nežinau, kiek jūsų kompanija yra už tvarumą, už ekologiškumą ir tokius panašius susijusius dalykus, bet kadangi jūs esate vis tiek susiję su energijos, tikrai, nežinau, ant kiek tai yra daug, bet sunaudojat nemažai energijos naudodami savo resursus, saugojimą ir panašiai. Ir būtent su tuo yra susijęs, pavyzdžiui, terabaitai duomenų. Jie tai reiškia, kad suvartoja labai daug elektros energijos. Galbūt Oxylabs yra skaičiavusi, kiek kokį CO2 išmetimo pėdsaką palieka jūsų infrastruktūra ar teisėkūra. Galbūt kada nors gali tai apmokestinti? Tai labai geras klausimas. Iš tikrųjų, esam skaičiavę ir čia mano kolegė Urtė Karklienė, mūsų tvarumo vadovė, daug geriau atsakytų šitą klausimą. Tai esam skaičiavę, kiek mes konkrečiai išleidžiame to CO2 ir kiek išleidžia mūsų antrų, trečių lygių mūsų paslaugų tiekėjai ir panašiai. Tai tų skaičių aš tikrai dabar negaliu pasakyti, nes tiesiog elementariai neprisimenu, bet mes žiūrime, iš ko perkame resursus, iš ko perkame duomenų centrus, mes žiūrime, prašome, kad mūsų pirkimo proceso metu būtų atsižvelgiama į tvaresnius tiekėjus ir panašiai. Tai šiaip Oxylabs mes jau esam ko gero nusiskynę, sakyčiau, didelę dėką Urtės ir visų kolegų ne vieno apdovanojimą susijusiu su tvarumu arba bendrai ESG visa tema. Tai sakyčiau, čia ir visų pirma esame, ko gero, sėdime viename tvariausių ofisų visame Vilniuje. Čia naujas tas Cyber City. Beje, buvau per Open House šį savaitgalį. O, ir kaip? Labai, įspūdį paliko. Ta prasme, čia biškai off tema, bet sėdžiu, ir draugė sako, blemba, o jinai teisininkė, sako, aš iš tikrųjų, ką čia padaryti, sako, aš norėčiau čia dirbti, nes tiek dalykų, ir buvom ir viršuje, ir ant stogo, ir visur, kur tik eini ir žiūri, ir galvoju, wow, tai net buvom tikriausiai Okmano ir šito įmanto tam viršutiniam jau lounge su balta odinė sofa ir visą. Executive lounge. Jo, executive lounge, kur sėdi ir galvoju, ta balta, tokia didžiulė, minkštas tas kampas, žiauriai fainai, tikrai. Man tai net pasididžiavimo jausmas ten yra, kad mes Lietuvoje jau turim tokio lygio ir pastatus, ir verslus. Aš tai matai, kaip renginių organizatorius, aš iš karto ką pasižiūrėjau. Erdvė renginiams. Aš iš karto iš to aukštutinio aukšto per balkonus žiūriu ją apačią ir galvoju, čia telikas, čiagi ta erdvė, čiagi galima renginius daryti. Nežinau, kaip jūs propaguojate šitą klausimą, šitą temą renginių nuoma erdvės renginiams, bet labai man iš karto suvaibino, aš kartu į savo duomenų bazę išsitraukiu ir galvoju, ateičiai. Labai smagu girdėti, tikrai toks pasidžiavimo jausmas ir ten dirbti. Iš tikrųjų, tas pastatas, tikrai, ten juokaujam, yra toks protingas, kad ten... apie žaliuzės man papasakojo, kur sako žmonės, realiai mūsų didžioji darbuotojų dalis nekenčia šitų žaliuzių, o jos automatiškai, kol mus gidė pasakoja apie jūsų tas pastatus laukia ir žiūrim automatiškai tos žaliuzės ir nusileidinėja, bet viso pastato vienu metu. Taip. Ir jinai papasako, kiek čia yra prakeiktas dalykas, kad mes visi negalim, nes biškutį ten truputėlį, ten saulė nusisuka, jisai ten vienaip sureaguoja, ten vėl atsiranda jis vis tai. Ir tai būna karšta ar šalta, nesvarbu, jis įreaguoja, ne visada, kaip čia pasakyti, ne visada teisingai sureaguoja tas... Teisingai kaip žmonėms atrodo, bet šiaip tai ten tie sensoriai labai aiškia logika turi. Ir aišku, ten, pavyzdžiui, žaliuzės užsitraukia, tai šviesas automatiškai įsijunginėja. Ten high-tech ten yra. Tai yra, tie momentai yra. Tai iš tikrųjų, dar truputėlį grįžtant prie ekologiškumo, ar turi dar planų, kaip dar galėtume tvariau prisidėti prie to CO2 išmetimo kiekio? Tai tikrai turime. Nes pas jūs duomenų daugės, elektros tik naudosit daugiau. Gal pasitelksit kokias nors ten vėjo jėgainės, saulės baterijas, gal dar kažką darysit? Tai vėlgi mes kaip įmonė galime padaryti, mes patys savo infrastruktūros, kuri mums
priklauso ir kurią mes tiesiogiai patys paliečiame, neturime mes jau tiek daug, mes vis tiek perkame iš didžiausių pasaulio tiekėjų, viską nuomojamės patys iš didžiausių pasaulio tiekėjų, tai mūsų viena iš strategijų yra kuo geriau pereiti per savo tiekėjų grandinę, kuo daugiau svorio priimant sprendimus, iš kurio tiekėjo pirkti, suteikti tvarumui. Ir tai yra nuolatos vykstantis procesas, sakyčiau. O šį patys Urte, iš tikrųjų kolegė, tokių iniciatyvų pas mus padaro, kas liečia... Su tvarumu susijusiu, ne? Su tvarumu susijusiu, ten dabar čia buvo mėnesis, visus skatino prasivalyti savo desktopus, nes šiaip, tarp kitko, kuo daugiau desktopė yra nereikalingų duomenų, tuo daugiau ten tos procesinės, processing power, žodžiu, ir reikia, kad važiuotų tas kompas, tuo daugiau elektros naudoja, žodžiu. Čia gal Macams labiau aktualu, nes pas juos ant desktopo viskas gyra. Čia viskam aktualu, ta pati mintis, kad yra net tas digital waste, ir netgi ją reikia prasivalyti. Čia aišku, mini dalykas, bet aš tik noriu kaip pavyzdį pateikti, ant kiek mes daug įvairių iniciatyvų susijusių su tvarumu darom. Tai, ką aš pasakiau apie tiekėjus, tai yra daug, aišku, didesnė įtaka darantis dalykas ir kur mes tikrai stengiamės vis labiau rinktis tuos tiekėjus, kurie yra tvaresni. Bet čia labai gerą momentą uždavėjai. Savo darbastalius, kompiuterio ekranuose, ar ne, ant ekrano uždėtų daug ten šiukšlių ar programėlių ar panašiai. Tai irgi šiukšlė. Bet, žinai, lašas po lašo, jeigu kiek darbuotojų turi Oxilabas? Link virš 500. Dabar žiūrėk, 500 prasivalo savo desktopus, tai čia kaip žinai, ar viena lemputė, ar 500 lempučių. Tai vis tiek skirtumas yra didelis prie kiekio. Taip. Tai manau, kad, žinai, kokį kilovatą gal per mėnesį gal ir sutaupysit jau. Šiaip tikrai, vėlgi, Urte iššaunuoja yra net paskaičiavusi ten viską, aš tiesiog dabar tų skaičių nežinau, bet ten yra viskas pas mus, mes data driven įmonė, pas mus viskas per skaičius yra. Ok. Artėjom prie paskutinių klausimų ir turiu tokį aštrų kampą, blitz klausimai, 30 maksimum sekundžių, tiesiog atsakyk ir viską. Bandom. Dark web duomenys, pirktum ar ne? Kodėl? Nepirkčiau, per daug rizikinga. Ok, asmeniška ar įmoniai? Rizikinga. Dabar kaip asmeniškai atsakiau. Tyzino. Įmoniai darytume analizę, ar ten yra mūsų reikalingų duomenų ar ne. Aš asmeniškai net savo nepirkčiau. Bet žinai, kainas maždaug vis tiek, kadangi dirbi cyber tokioje srityje, kokios kainas apskritai už duomenys vaikšto? Aš asmeniškai nežinau, bet ko gero visam tesonete raščiau kolegų, kurie labai detaliai... Nes jūsgi turit VPN-ą, tai tikrai, manau, žinot tokią informaciją. Žinom ir turime ištisas komandas mūsų etiškų hakerių, kurie dirba ties tuo, kad mes būtume cyber atsakinga įmonė ir cyber saugi įmonė. Ok. Dirbtinio intelekto aktas per griežtas ar per minkštas? Kodėl? Sakyčiau, gal per mažai išdiskutuotas. Manau, leidžiant aktą, nors jie bandė konsultuoti su verslais, bet atrodė konsultavosi tik su Big Techu ir mano nuomonė ten nėra paliestos temos, kurios aktualios yra eiliai mažesnių tech verslų. Gerai, jei turėtum galimybę rytoj iš Lietuvos Respublikos įstatymo išbraukti, pašalinti vieną kažkurį straipsnį, kas tai būtų? Kodėl? Geras klausimas, bijau dabar čia kažką pasakyti, nes ko gero bus eilė teisininkų komentarų, kad ką aš išsirinkau. Gal sakyčiau ne straipsnį, o sugriaučiau ir iš naujo pastatyčiau migracijos departamentą pas mus. Ir manau, su tuo sutiktų eilė verslų. Na, iš tikrųjų, ten yra viena iš tų institucijų, mes turime daug gerų pavyzdžių, kur labai gerai yra veikiančios mūsų institucijos, kuriuose pokyčiai buvo padaryti labai sėkmingai, o migracijos departamentas yra šiek tiek užstrigęs 15 metų atgal savo greičiu, savo užtikrintumu ir savo aiškumu, tai yra neaiškumu labiau. Kas dirba su migracija, žino, ten su vienu žmogum telefonu pakalbėjęs gauni vienokį išvadą, jie remdamasis
kartais net raštu gauta išvada remdamasis priėmė sprendimus, o po to paaiškėjo, kad ta konsultacija nebūtinai buvo teisinga. Okay. Iki 2030 metų, maždaug po 5 metų, Lietuvoje mes turėsim bent vieną legal tech vienaragį startuolį, kurio vertė viršys 1 milijardą eurų, ar ne? Kodėl? Tavo nuomonė? Aš manau, turėsim, jeigu mūsų legal tech startuoliai supras, kad reikia, kad didieji klientai, būtent legal techui kalbant, yra mano subjektyvia nuomonė ne Lietuvoje, o Amerikoje. Ten yra iš 10 legal vienaragių, nes ten teisė yra teisė ir, pavyzdžiui, bilinėjimasis vien yra toks brangus ir ten yra labai daug pinigų ir labai daug vietų, ką galima suefektyvinti. Tačiau jeigu Lietuvos teisiniai startuoliai dirbs tik su lietuviškom arba europietiškom įmonėm, manau, užtruksim ilgai, kol atsiras čia vienaragis teisinis. Su ta gera intencija, su to geru pozityvu ir tom viltim, kad tikrai turėsim tokį vienaragį, galim šį podcastą kulminuoti. Tai, Denai, ačiū tau labai. Vos nepamiršau. Turim Oxylab, Temidi turi tau kaip Oxylab atstovui tokią dovanėlę. Čia yra firminis maišelis. Ten yra tam tikri dalykai, kuriuos, manau, paprastai panaudosi savo kasdieniai veikloje ir prisiminsi, kad buvai pas mus studijoje ir mes su tavim kalbėjom apie fainus, įdomius teisinius dalykus. Denai, ačiū tau labai, kad atvykai, pasidalinai savo įžvalgom ir su manim šiandien studijoje buvo Denas Grybauskas, Oxylab's Chief Governance and Strategy Officer. Pasakiau ne lietuviškai, pasakiau originalia kalba, kaip esi. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote, ačiū, kad ištvėrėte. Jeigu ištvėrėte, jau mes šiandien turim šiek tiek ilgiau negu įprastai, bet tikiuosi, kad buvo įdomios įžvalgos ir tie momentai, kuriais išgirdote, galbūt pritaikysit savo veikloje, galbūt atsakymą tam tikrus klausimus. O jeigu vis dar turit klausimų kažkokių, parašykite mums komentaruose, paklauskit, užduokit klausimus, pabandysim spręsti juos ir pakomentuoti. Ir padėkit mums augti. Paspauskit mygtuką like ir stebėkit mūsų kitus epizodus. Ačiū, o aš su jumis Evaldas Venskutonis, atsisveikinu iki kito karto. Ačiū, iki.